Kągi, brangieji, sveiki, sveikiname su jumis Alytuj, kur mes pradame pamoką sustiprinimui mūsų tikėjimo, padaryti tam tikras revizijas mūsų tikėjimui, ką mes nuolat turime daryti. Ne viskas, ką mes dabar tikime, iki galo yra Dievo valia, todėl mums reikia girdėti Dievo valią, kad galėtume suderinti tai, ko mes tikime. Ir tada tikėtis gerų rezultatų. Tai va, šita pamoka yra skirta plačiai auditorijai, kad mūsų čia ir nedaug, bet tai yra pamoka į platų pasaulį. Vadinasi, vienu žodžiu, aš pasistengiu dabar pamokas pavadinti vienu žodžiu. Tas žodis yra semi. Semi. Taip? Žodis semi iš lotynų kalbos reiškia pusiau. Reiškia miksas. Taip? Dalis to, dalis to. Ir aš čia noriu pakalbėti apie mūsų evangeliją skelbiamą. Ir pirmas tekstas bus iš laiško Romiečiams 1:16 ir iš karto 17 paskaitysime. Taip, mes jau turim tekstą ir skaitau. Paulius sako, aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, po to graikui. Ir iš karto gal skaitome 17 eilutę. Joje, tai yra Evangelijoje, apsireiškia Dievo teisumas. Iš tikėjimo į tikėjimą. Kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Šitos eilutės mums girdėtos daug metų, mes jas girdime, bet aš noriu paryškinti vieną dalyką, kad Evangelija, viena vienintelė versija Evangelijos, jinai turi veikti. Arba jeigu tu tiki Evangeliją tokia autentiška, kokia jinai yra, tu tikrai susilauksi rezultatų. Bet jeigu tu tiki semi Evangeliją, supranta žodį, miksas, tada už rezultatus negarantuojama. Todėl šiandien tikėti tikrą Evangeliją, vienintelę Evangeliją, reiškia teisingai tikėti ir gauni teisingus rezultatus. Tai nuo 17 eilutės pradėkime. Sako, joje, tai yra Evangelija, paimkime šitą knygą, sakykime, tai yra Evangelija. Taip, joje, Evangelijoje, apsireiškia arba atidengta Dievo teisumas. Ne tavo teisumas, ne religinės veiklos teisumas, joje atidengiamas Dievo teisumas, kuris beje suteikiamas tau. Jeigu tau Evangelija tikra atidengta, tu joje matai ne įpareigojimus, ne nurodymus, bet matai Dievo dovaną. Gali pasakyti? Tu matai Dievo dovaną, tai, kad Dievas tau dovanoja. Ne ką tu užsidirbai, ne ką tu nusipelniai, bet kad Dievas tau dovanoja. Svarbiausia dalyka – išteisinimą, teisumą. Dabar užduokim tokį klausimą, būkim logiški. O jeigu Evangelija, kurią skelbė, jinai yra semi Evangelija, primaišyta kažko, ir tu tiki tai, kas tau sakoma, tada klausimas, ar mes gauname teisingą rezultatą, ar mes gauname Dievo dovaną 100% teisumą. Aš abejoju. Jeigu mes matome taip, kaip yra iš tikrųjų, tada mes tikime ir šventoji dvasia patvirtina tavo tikėjimą. Ir į tavo gyvenimą malonė ateina ir užtvirtina tavyje
visišką teisumą ir dar daugiau nekaltumą. Kaltė įveikta, nes tu girdi vienintelę Evangeliją. Gerą žinią apie tai, kad Jėzus atėjo į šitą pasaulį, sakykime, į šitą planetą, jis atėjo, kad sunaikintų nuodėmę. Jis atėjo svarbiausių tikslų, kad nuodėmė būtų sunaikinta, kad kaltės neliktų. O jeigu kaltės nėra, nelieka dvasinės mirties. Šiandien. Šiaip man yra stažas viešpatyje 40 metų. Ir ne dėl visų metų aš šiandien galiu, pasididžiuoti. Ko tik aš negirdėjau, kaip aš tik netikėjau. Ačiū Dievui, kad bent jau iš tos semi Evangelijos aš gavau palaimus, aš gavau supratimo, aš turėjau puikių gyvenimo epizodų, man buvo gerai, man tiko, aš buvau laimingas, nors ir semi laimingas. Taip? Bet ateina laikas, kai patikrinti reikia, ar dėl šito gyvenimo tokio krikščioniško įtempto, pilno sunkumų, liūdesio, atsitikimų, pralaimėjimų, arba dėl tokio gyvenimo atėjo Jėzus. Ar tai yra tikrai Dievo planas tikinčiajam? Aš radau šitą klausimą ir, žinokit, aš stengiuosi, kad mokymą, kurį aš dėstau, kad jis gali būti labai sudėtingas. Apie dangų ten, apie rojų, apie miestą dangaus. Taip, Dievo miestą. Aš šitas pamokas dėstau tam, kad mes praktiškai pritaikytum kasdieniškai. Ne dėl to, kad mes turėtum žinių, bet kad tu pritaikytum tai. Nes tai yra pavyzdžiai, tai yra kalba, tai yra simboliai Dievo projekto. Kai tu pradėjai matyti, tu pradėjai tikėti, kad tai Dievo valia tau. Todėl supratimas Dievo planų ir pritaikymas atpalaiduoja jėgą. Dabar, dėmesio, krikščionybė yra jėgos religija. Čia yra jėgos religija. Taip? Be Dievo jėgos mes turim tik tai krikščionišką moralę, kuri gan irgi neblogai būti moraliu žmogumi. Bet mums gyvenime reikia jėgos. Pasakyk ką? Reikia jėgos. Todėl Paulius sako, ko man gėdyti šitos Evangelijos, jeigu, kai aš skelbiu ją, žmonės patiki ir jų tikėjimas atpalaiduoja antgamtinę stebuklingą Dievo jėgą. Man nėra ko gėdintis. O jėga viskam. Išgydymui, išlaisvinimui. Žmonių gyvenimai sugriuvę. Niekas negali atstatyti, psichologai negali atstatyti, bet Dievas gali ir nori atstatyti. Ir tam reikalinga Dievo jėga. O Dievo jėga pasileidžia ne iš semi Evangelijos, bet iš vienintelės, autentiškos, vienintelės Kristaus malonės Evangelijos. Todėl, jeigu žmonės nesulaukia rezultatų, sako, mano gyvenime tai neveikia, aš sakau, tu klysti. Evangelija tikra veikia. Gal tu turi Evangelijos versiją, kuri yra pamiksuota. Ir todėl kiekvieno mokytojo užduotis išgryninti mokymą ir kiekvieno klausytojo užduotis. Aš noriu girdėti teisingą, švarią Evangeliją. Aš noriu šiandien gyventi su Dievo jėga. Aš noriu, kad jėga būtų mano gyvenime. Va viskas, ne? Ne savo jėga, ne savo pastangom, bet Dievo jėga, žinot, kaip kas nors, įkinkyta Dievo jėga. Įkinkyta Dievo jėga. Supranti, Dievas nepavargsta. O tai ką čia Dievo varį? Jis nepavargsta.
Dievas, viešpats Dievas nepavargsta, jis pilnas jėgų. Ir tie, kurie pavargsta, ir jie laukia viešpaties tokio stipraus, jų jėgos atsinaujina, jie pakyla ant sparnų kaip ereliai, bėga ir nepailsta, nes didelė Dievo jėga paleista jų gyvenime. Amen. O, kokia tai energija, kuri pulsuoja tavyje. Energija, kuri pulsuoja tavyje. Taigi, pirmą punktą pabaikime iki galo. Iki galo. Dievo planas, kad mes nebūtume tik tai pilni emocijų, Dievo planas, kad mes gyventume dvasiniam gyvenime. Tavo dvasia, jinai atgyja per teisumą. Kaltė atneša dvasinę mirtį. Kas tai yra? Dvasinė atskirti nuo Dievo pasaulio. Tai jeigu tu girdi kažkokį mokymą, kuris akcentuoja, stipriai rodo į tavo darbus, į kažką tokio, į tave, tu gali teisingai, viešpats mus ragina teisingai gyventi. Bet mūsų išteisinimas, mūsų nekaltumas yra Dievo dovana. Šiandien mums reikia peržiūrėti viską, kad mes patikėtume, kad Jėzus padarė viską dėl mūsų teisumo. Ir tada, jeigu aš skaitau su tokiom akim, aš šitą knygą nematau kaip baudžiamąjį kodeksą. Aš matau čia Dievo gerumą, Dievo išteisinimą. Matau Kristų, dėl ko jis atėjo. Ir tada pamatymas, patikėjimas atpalaiduoja išvalymą mumse. Mūsų kaltė panaikinta, mūsų sąžinė švari, mūsų gyvenimas užtikrintas. Mes nieko nebijom, nes mes turime drauguose Dievą tėvą. Aš dabar esu Facebook'e, tai pas mane draugų daugėja. Tai mano drauguose pirmas draugas yra Dievas tėvas. Ten gal dar yra šeimos nariai, ne, tokia sekcija yra. Tai va, aš šeimos narys. Aš Dievo šeimos narys. Aš Dievo vaikas. Aš Dievo sūnus. Jėzuje Kristuje. Ir viena vietoje parašyta, Jėzus mano vyriausias brolis. Mes esam vienoj šeimoj. Mes dalijamės vienu likimu. Šalta? Čia Afrika man padarė. Tai va, brangieji, tai kas nori jėgos? Kas laukia jėgos? Mes laukiame jėgos. Ir tie turbūt, kurie klauso mus, stebi, taip pat sakyt, Dieve, kur jėga? Kur jėga? Ką man reikia daryti? Ką man reikia daryti? Tau nereikia nieko daryti, tau reikia teisingai tikėti. Taip? Tau nieko nereikia daryti dėl jėgos, tau reikia bent jau vieną pastangą padaryti, kad tu ateitum į tą vietą, kur skelbiama vienintelė evangelija, vienintelė malonės evangelija, kurią gavo Paulius. Ne iš žmonių ir ne žmonės jį išmokė to, bet gavo tiesiai iš Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jėzus parodė šitą vienintelę veikiančią evangeliją. Kas jau seniau tikintis, žino Galatams laišką. Kaip tik aš ir skaitydamas būtent ir paėmiau šitą temą. Galatams laiškas, jis yra, gal čia Pauliaus ir šioks toks nusivylimas. Kas atsitiko su Galatais? Jie pradėjo gerai. Paulius paskelbė evangeliją, jie pradėjo gerai. Startas buvo geras. Ir Paulius sako, pradėjote dvasia. Dvasiškai viską supratote. Pradėjote dvasia, o po to pabaigėt kūnu. Ką reiškia kūnas pagal Paulių pabaigė tai, kad tai religinės apeigos atėjo.
atėjo Toros mokymas, tai yra įstatymas. Atėjo kažkas, ką Paulius vadina kūnas. Ir Paulius sako, ne tas, kuris jūs pašaukė, tai yra Dievas, į Kristaus malonę, taip jūs įtikina. Kažkai, Dievas pašaukė jūs ne į Toros mokymą, religinės apeigas. Dievas pašaukė į Kristaus malonę, į Kristaus dovaną. Arba į Kristų, kuriame yra dovana kiekvienam. Ir dėl to jisai sako, jūs neprotingi Galatai. Kas jūs taip įtikino? Ir tada jisai sako dalykus labai įdomius. Čia akinių aš nerandu, bet kažką matau. Aha. Taigi, užfiksuojam. Teisingas tikėjimas atneša svarbiausią dalyką tavo gyvenime - teisumą, nekaltumą ir visišką susiliejimą su Dievo pasauliu. Tau Dievo pasaulis yra artimas. Tau nėra tolimas, tu nebijai Dievo, jis tavo gyvenime. Tavo sąžinė rami. Ko aš tai sakau, žiūrėkit, tavo dvasia jaučia daugiau, negu tu gali kažką įsivaizduoti. Tai yra dviejų žmonių gyvenimus. Va. Vyras, žmona. Ir jeigu tu truputį kažkaip tai savo kalba, savo elgesiu, kažką padarai ir kažkaip tai ryšys nutrunka. Tu gali apsimesti, kad tai nieko neįvyko, galima šypsotis, bet dvasia jaučia dvasią. Čia yra kitoks ryšys, vaikai. Čia yra kitoks ryšys. Todėl, jeigu tavo dvasia šiandien nenurimsta, tau Dievas sakai, aš noriu santykį su Dievu, aš noriu santykį su Dievu. Teisingai. Ryšys su Dievu yra maloniausias dalykas. Ką Jonas ir sako, kad jūs pasiektume tobulą vienybę ir turėtume tobulą džiaugsmą. Didelis džiaugsmas būti vienas su Dievu. Taip? Ir kad tavo širdis tavęs nesmerkia. Jo akivaizdai. Ir tu gauni iš jo, ko tik prašai, nes tavo širdis nesmerkia. Visiškas pasitikėjimas ir ramybė. Aš manau, kad čia ir yra laimės šaltinis. Čia yra palaiminga būsena, kai tu Dievą, Tėvą turi drauguose. Ar tai, brangiai? Čia palaiminga. Ar mes galime tai pasiekti? Mes tam ir pašaukti. Mes tam ir pašaukti. Ir tai padaro teisingos evangelijos skelbimas ir tikėjimas. Atpalaiduoja šitą užtikrintumą ir drąsą viduje. Bet mūsų šiandien tema semi evangelija. Arba evangelija su priemaišu. Ir jau Galatams laiškas sako apie tai, kad yra pasirodo kitokia evangelija. Ir Paulius sako, jeigu kas skelbia kitokią evangeliją, tebūnie anafima, tebūnie prakeiktas. Jeigu kas skelbia kitokią evangeliją, mes dabar galvojam, kokia gali būti kitokia evangelija. Ta kitokia, aš taip manau, ten taip pat skelbiamas Jėzaus vardas, skelbiamas Dievo gerumas, kryžius skelbiamas ir dar kažkas tai. Ir žiūrėkit, Galatams laiške matoma, kad į Galatiją atėjo informacija iš Judėjos, atėjo informacija iš Jeruzalės. Ir atėjo informacija kokia? Čia Paulius vienur ir rašo, sako, jeigu duositės apipjaustomi, jums Kristus nebus nieko naudingas. Jėzus mirė, bet jūs darote ritualą, kuris kalba apie tai, kad jūs įstojate į Senąją sandorą. Nes apipjaustymas reiškia, jūs įeinat į Senąjį testamentą. Tai čia vienas dalykas, tai kas reiškia. Tada Kristus jums nereikalingas. Jisai mirė, bet jums dabar jokios naudos nėra iš to. Jūs, žiūrėkit, ir skaitome eilutę Galatams 5:4. Jūs, ieškantis išteisinimo per įstatymą, per Torą, atsiskyrėte nuo Kristaus. Praradote malonę. Taigi, brangieji, čia aš manau,
gyvenimas yra vargingas. Tu praškai gyveni vadinamą krikščionišką gyvenimą. Tu myli Jėzų, ane? Tu myli Jėzų, tu šlovini jį, tu tiki juo, tu juo tiki. Tau viskas patinka, kas yra krikščioniška, bet tavo gyvenime, doktrinoj yra tai, kas senoviška. Tai, kas tikrai priskirta senoj sandorai, Senam testamentui. Tu paimi įsakymus, tu juos pritaikai. 10 Dievo įsakymų yra senosios sandoros dalis. Čia akivaizdu yra, ane? Sako, raidėmis užrašyta mirties raidės. Ant plokščių, kas tai yra 10 Dievo įsakymų. Ne? Taigi, tu myli Dievą, sugrįžkim prie, tu myli Dievą, viskas atrodo išoriškai gerai, tu tiki juo, Jėzumi tiki. Bet į tavo gyvenimą ateina senoviški reikalavimai, nuostatos. Šiandien gal mes nedarom apipjausim, kad mes įstotume į sandorą, bet mes priimame senosios sandoros, sakykim taip, ideologiją. Ane? Nuostatas, laikytis dienos kažkokios ypatingos, kažkaip elgtis, kaip ten parašyta. Ane? Ir tada žiūri, kas įvyksta. Ir ką Paulius sako? Ieškantis išteisinimo toroj, kurie ten geri dalykai aprašyti. Tu ieškai išteisinimo, ne dėl to, kad tu gautum pamokymą, bet tu gautum tam tikrą teisumą iš to, kas ten yra. Tada tavo gyvenime yra atskirtis. Tu krikščionis, vadiniesi krikščionis, tu esi krikščionis, bet tavo gyvenime nėra Kristaus. Liūdna, ne? Liūdna vaikai, ne? Dar kaip liūdna. Tai reiškia, tu gali visą gyvenimą būti uolus krikščionis be Kristaus. Ką reiškia be Kristaus? Reiškia be santykio su juo, be gyvenimo, be tikro gyvenimo, kuris yra Jėzus, jame yra tikras gyvenimas, tikras džiaugsmas, tikra ramybė, tikras šalom yra jame, bet tau neprieinama dėl to, kad tu neteisingai išmokytas ir turi neteisingą tikėjimą. Tavo tikėjimas yra semi-evangeliškas. Aš darau pauzės ir neskubu ir ne jums į tai kalbu tiems, kurie klauso manęs. Aš nepaėmiau šitų idėjų iš savęs ir nenoriu jūs nukreipti nuo gerų dalykų. Aš noriu šiandien, kad mes suderintume savo tikėjimą ir nesiremtume savo gerais darbais arba ten, nežinia, kokiu ten savo tikėjimais, religijom kažkokiom. Šiandien mes derinam savo tikėjimą, nes aš nenoriu šiandien būti atskirtas nuo Kristaus ir nenoriu prarasti malonės. Aš noriu, kad malonės padaugėtų. Pasakykite dar. Ja. Visiems, kaip ir Paulius ir kiti sako, malonė ir ramybė tebūnie su jumis. Ja. Ir malonė ir ramybė tepadaugėja, sako Petras, per mūsų viešpaties Jėzus Kristaus pažinimą. Kaip daugėja malonė? Darai kažko daugiau? Ne, paprasčiausia pagilini žinias. Dėl ko atėjo Jėzus? Per pažinimą malonė ir ramybė padaugėja. Amen. Amen. Yes. Aleluja. Ok. Taigi sugrįžtam prie jėgos. Tam pačiam Galatams laiške, suprantu, kad aš Galatams laišką skaičiau, nes man iškart pamoką susidėliojo. Jeigu jūs girdite pamoką iš kažkokio laiško, supraskite, kas jį skaitė. Tai negaliu tiesiog nepasidalinti. Galatams 3:5. Ar tas, kuris teikia jums dvasią, čia kalbam apie Dievą, va teikia dvasią, ir pas jūs daro stebuklus. Tai daro dėl įstatymo darbų
ar dėl to, kad klausote tikėjimo? Kokio tikėjimo? Evangelinio tikėjimo. Čia labai svarbu pamatyti, kad Paulius pristato, nuskelba Galatams, kad jūsų gyvenime daug stebuklų vyksta. Reiškia, Pauliaus suvokimas, kas yra evangelinė krikščionybė, yra toks. Tai yra stebuklų judėjimas. Ar taip? Jeigu jisai sako, kaip jisai daro stebuklus, o ką jis daro stebuklus? Neturime senai tų stebuklų. Va gyvenam 20 metų, jokių stebuklų man nevyksta. Čia stebuklai negerai. Dar kitos savo bažnyčios pasakė, kur stebuklai ten velnės. A ne? Daugi sako, man tiesiai oficialiai sako, žiūrėk, vat, antikristas darys, dunamis, stebuklus darys. Reiškia, čia antikristas, kur stebuklai yra. Ne? Visiškai diskredituotas Dievo planas. Visiškai diskredituotas Dievo planas. Ne? Ir štai Paulius sako, kokiu pagrindu Dievas daro jūsų gyvenime stebuklus. Kokiu pagrindu? Ar dėl to, kad jūs visai elgitės tik tai gerai? Gerai elgtis gerai. Bet ne tuo pagrindu daro, bet dėl to, kad jūs klausote evangelinio tikėjimo žinią. Jūs ją klausote ir pradedate tuo tikėti. Ir kai pradeda tikėti, Dievas daro stebuklus ir teikia savo dvasią. Tada aš suprantu, kad jeigu mano gyvenime stinga stebuklų, aš turiu padaryti du dalykus. Aš turiu padaryti reviziją. Ar mano evangelija yra autentiška ir vienintelė, ar mano evangelija yra semi evangelija. Reiškia tai, kas tikra, tai, kas tiesa ir tai, kas žmonių išgalvota. Tai, kas priedai, tai, kas religiškumas tam tikras. Aš turiu padaryti reviziją, tai numeris 1. Numeris 2, aš turiu tą žinią, kurią girdžiu tikėti. Ir kai aš tikiu, mano tikėjimo širdies ir Dievo pažadas padaro reakciją. Turbūt rytoj kalbėsiu apie tai, apie Dievo valdymą. Reakcija padaro manyje. Ir tada ta reakcija pradeda veikti. Ne? Žiūrėkite, aš turbūt jau kokį, nežinau, kiek mėnesių, aš stoviu už visą bendruomenę. Ką reiškia stovėti už bendruomenę? Oi, melskitės. Ne nuo maldos pradedam. Nesakyk, melskis. Ne nuo maldos pradedam. Pradedam nuo tikėjimo. Pradedama nuo tikėjimo ir tada tikėjimas apsiverčia į maldą. Į ne tai, kad jam prašymą maldavimą. Malda pavirsta į sakmę. Tu pradedi maldoj kaip dvasinių principų atnešti Dievo valią į žmonių gyvenimus. Tu užtari sakai, visi mūsų bendruomeniai, jie patiria Dievo jėgą. Kiekvieną dieną aš meldžiu Dievę, tavo valdymas arba tavo karalystė, ne kalboje, ne seminaruose, bet jėgoje, antgamtinė jėgoje. Ten, kur yra antgamtinė jėga, ten esi tu. Ir mes esam visaverčiai, nuostabus, laimingi krikščionys. Kai mes patirime tavo jėgą. To aš sakau, aš veju lauk visas ligas. Aš netikiu, kad lygos turi ateiti. Aš sakau, mes sveiki. Mes džiaugiamės dievišką sveikatą. Dabar dar pridau, mes džiaugiamės dievišką jaunystę. Aš pasakau 3 ar 5 kartus tai ir ant manęs nužengia jėga. Ir dabar, kol sakau, nužengia jėga. Kas tai yra? Aš įtvirtinu Dievo valią. Aš įtvirtinu Dievo valią savo gyvenime, jūsų gyvenime. Ir jūs niekur nepabėgsit nuo Dievo jėgos. To mes pasmerkti sveikatai, išgydymui, aprūpinimui, džiaugsmui. Nuo likimo nepabėgsi.
Kas tai paleidžia? Tikėjimas. Tikėjimas tai paleidžia. Vakar susitikime mūsų buvo atėjus sesė Jolanta. Kuris laikas buvo mūsų bendruomeniai, po to atsitraukė ir atsitiko taip, kad jinai susirgo vėžiu. Ane? Ir kai jinai vėl sugrįžo pas viešpatį, ant veido buvo štampas, kad jinai serga. Galima matyti. Vėžininką aš galiu matyti. Štampas yra. Arba ta dvasia, kaip tebe pavadinsi. Štampas tiesiog yra. Kaip ir kiti štampai yra ir aš galiu pamatyti. Ir galiu pasakyti apie žmogų. Net nežinojęs, žinau, kokioje doktrinoje jis yra. Štampas ant veido. Veidas tai yra tavo dvasios atspindys. Jinai pasirodė ligota, bet jinai sugrįžo pas viešpatį. Sugrįžo pas viešpatį. Ir visuomet, kai aš meldžiu iš visą bendruomenę, aš matau visus, kurie kovoja su ligom. Jinai visuomet yra mano tikėjimo apreipti. Ir nuo vakar atėjo, jinai buvo su visai kitų veidų. Laiminga. Taip? Ir jinai ėjo per kursus tos terapijos, kokia tenai? Chemoterapija, tai. Ir nuo chemoterapijos sutriko kažkokie komponentai, kurie yra skydliaukė arba skydliaukė, ką jinai gamina. Kažkas tokio, tai hormonai. Ir tada gydytojas sako, pažiūrėjo į parametrus su skydliaukė, sako, klausyk, tu dar gyva? Čia sako, šis parametras žmogus negali gyventi. O jinai ne tik, kad gyva, jinai super gyva. Jinai visiškai nepanaši ligonį. Ne? Visiškai nepanaši ligonį. Ir man vakar sakė, sako, gydytojas sako, ar galima apie tave straipsnį parašyti? Nes čia labai unikalus, reiškia, variantas. Kaip su tokiais parametrais žmogus gyvas, normaliai, kaip sveikas gyvena. Visi suvienykim mūsų tikėjimą. Dėmesio, aš kalbu visiems, kurie eklezijos žmonės arba prijaučiantis. Suvienikime, išgryninkime tikrą Evangeliją. Pamatykime, dėl ko Jėzus atėjo. Taip? Dėl ko Jėzus atėjo. Žiūrėkime į mūsų palikimą, kuris nėra materialus, tai yra dvasinis palikimas. Sveikata, jaunystė, džiaugsmas, išgydymas, įtaka, valdymas. Čia yra mūsų palikimas. Išgryninę doktriną visi drauge tikėkime. Geriau mažiau maldų, daugiau tikėjimo. Bet geriau daug tikėjimo ir daug maldų. Aš šiandien negaliu virškinti maldų, kurios dejonės yra, kur panika yra. Ta malda nieko nedaro, tik sustiprina blogą situaciją. Tu šiandien sakai, pastoriau, aš maldose su jumis. Sakyk man tai, aš tikėjimu su tavim kastyti. Aš stoviu tikėjimu, aš stoviu kaip sargas, kuris atmušinėja bet kokias atakas, kurios gali ištikti. Išpuoliai bet kokie. Aš stoviu, kad tave viešpats saugotų. Šitas pareiškimas, gilus pareiškimas yra daug stipriau negu, aš ten maldose kažką ten tave pamyniu. Aišku, suprantat mano padėliojimą. Mes turime galę, klausykit dabar viešpatie žodis, mes turime galę paleisti šitą Dievo jėgą. Mes kiekvienas turim šitą galę paleisti Dievo jėgą. Nes mūsų širdies tikėjimas su Dievo pažadu, su Dievo tiesos evangelija paleidžia rezultatą. Evangelija pagal Matą 14, 28, 31. Jėzus eina vandeniu. Petras pamato, o Dieve, kas čia vyksta? Mokytojas vandeniu eina. Ant jo nužengė tikėjimas. Ir ką sako?
viešpatie, jei čia tu, jam atrodo, kad šmėkla, negali žmogus vandeniu vaikščioti. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jėzus atsakė, ateik. Petras išlipęs iš valties ėjo vandeniu. Tai ėjo ir neėjo. Ėjo vandeniu. Čia jau ne evangelija. Nieks vandeniu nevaikšto. Čia jau išprotėjimas arba magija. Saugokitės magijų. Nėra šiandien stebuklų. Dievas negydo, šiandien gydytojai gydo. Petras išlipęs iš valties ėjo vandeniu, norėdamas ateiti pas Jėzų. Bet beidamas, pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjo skęsti. Sušuko, viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, mažatikė, ko suabejojai? Čia pamoka superinė, vaikai, klausykite. Reiškia, Petras vaikščiojo vandeniu antgamtiškai, nes kažkokia jėga tave išvaduoja net iš šitų fizinių dėsnių. Iš traukos dėsnių tave išvaduoja. Mes girdėjome, kad žmonės per maldą pakyla. Man paskui, sekmininkė tiek meldžiasi pakyla nuo suoliukų. Va, pakyla. Ne? Kiti kažkokie maldingi vienuoliai, nežinau, čia pasaka, nepasaka, skraido tiesiog. Va, ne? Kai buvo perkeltas Pilypas, jis paskelbė Evangeliją ir po to jo neliko ir sako, dvasia jį nunešė. Dvasia nunešė. Čia toks transportas, lėktuvai. Dvasia nunešė jį. Ir čia vyksta bažnyčiai. Kokie čia skraidimai. Mes niekada tokių negirdėjom dalykų. A ne? Visiškai nesuvokimi dalykai. Ir žiūrėkit, dabar klausimas, kodėl šventai dvasiai reikėjo prašyti šitą epizodą? Nes Jėzus yra mokytojas, o mes esame mokykloje, kad mes suprastume, tai yra mūsų likimas. Ar taip sesis? Tai mūsų likimas. Jėzus sako, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnių už juos padarys. Ar čia Jėzaus žodžiai? Reiškia, jeigu aš tų darbų nedarau, galbūt aš neteisingai išmokytas, gal man pasakė, tų darbų nėra. Jėzus baigė, apaštalai baigė, o mums belieka niekas. Mums belieka poliklinikos, mums belieka į sodrą kreiptis pagalbos, ištiesęs ranką sėdėti. Aš jums pasakysiu, teisinga evangelija piktosios jėgos jau senai iškreipė. Jau senai iškreipta, pradedant pirmų punktų, kad čia evangelija nėra išteisinimo žinia. Ten maždaug viltį suteikti, kad tu tik galbūt pateksi į dangų ir galbūt nepateksi į pragarą, bet čia priklausoma dar nuo tavęs labai daug kas. Šiandien pasakyti bažnyčiose, kad aš nekaltas, tai piktžodžiauti Dievui. Ar čia yra kaltų? Pakelia visi rankas. Ar čia yra nekaltų? Kas įdės pakelia? Tu nekaltas? O kas čia tu turi būti stebėtina? Atėjo Jėzus, kad paėmė mano kaltes ir šitą žinią supakuota į gerą žinią Evangeliją. Nėra kalties. Jeigu jis man atleido, nėra kalties. Pasakykite amen. Aš jums dabar sakau, kur gyvena bažnyčia, ir aš sakau, šiandien bažnyčiai reikalinga atstatymas. Mes mėgstam šitos žodžius atstatymas, atsimainimas, atsinaujinimas. Visus žodžius mes mėgstame ir dažniausiai vėl tą patį darome. Gyvenk normaliai.
gyvenk krikščioniškai, to nedaryk, tą daryk, atgailauk nuolat, gailėkis nuolat. Mes vedame mūsų atgaila vėl sukišti mus į tai, į mūsų veiklą. Bet tikra atgaila, tikras pasirinkimas vėl pradėti krikščioniškai, evangeliškai tikėti. Nes tik tikėjimas tave atpalaiduoja tą jėgą išteisinimui ir stebuklams. Čia Jėzus ir pasakė, Petrai, kodėl tu abejoji? Reiškia, jeigu Petras nesabijotų, jis ir vaikščiotų. Kol tiki, tol veikia Dievo jėga. Čia vienintelė išvada. Ar galite pritarti? Kol tikiu, tol veikia Dievo jėga. To Jėzus sako, kalnui pasakysite, širdį neabejosite, bet tikėsite tai, ką sakote, kad tai turi įvykti, įvyks, ką be pasakytumėt. Todėl, jis sako toliau, tęsia šitą pamoką, todėl, kai meldžiatės arba maldos metu, tikėkite, kad gavote, gavote, galima visai išversti, tikėkite, kad gavote ir jūs turėsite, ką be pasakysite. Jūs turėsite tai, ką be pasakysite. Sugrįžtant prie Sėmė Evangelijos. Galatams laiškas sako tą patį, ką kalba Kastytis. Kad senoji sandora, senoji sutartis, kuri buvo grindžiama įstatymu arba tora ir visom apeigom, jinai turi užsibaigti. Ir dalyviai senos sandoros negaus dvasinio palikimo kartu su tais, kurie yra įtikėję, su krikščionimis. Vakar vedžiau pamoką, gavosi labai aštriai. Nežinau, kaip jis patiko, tiko? Labai aštriai, ne? Apie stereotipinės, kaip pirmos dalies nelabai atsimenu. Kaip pamoka vadinosi, priminkit, prašau. Programavimas, taip. Paskutiniai laikai, kas buvo. Paskutinės dienos, paskutiniai laikai. Aš tai girdžiu jau 40 metų, paskutiniai laikai. Kaip baisu, kaip niekad nebuvo. Čia jau paskutiniai laikai. Kol vakar aš uždaviau klausimą, kai nekartą užduodu. Ką aš savo buvau uždavęs. Paskutiniai laikai ko? Ir tada žmonės užstringa. Kaip paskutiniai laikai? Ko paskutiniai laikai? Ir, tai pasaulio pabaiga. Tai mes įsiaiškinom, kad pasaulio pabaigos nebuvo. Nebuvo užprogramuota. Šita frazė yra prigalvota vertėjai. Niekur nėra materialaus pasaulio pabaigos. Nėra Biblijoje to. Jeigu yra pabaiga, užbaigimas, tai yra laikotarpio. Specifinio laikotarpio, judaizmo laikotarpio užbaigimas. Ir Jėzus pasakė, visa tai įvyks šioje kartoje. Kai kurie dar bus gyvi, jie pamatys šitos įvykius, dvasiškai pamatys. Nes laikotarpis nėra užbaigiamas su fanfarais ir matomai. Ar atsimenat, kai mes paskelbėm nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos? Niekas nepasikeitė, tai tą patį būtą. Tie patys kioskeliai buvo.
Tie patys bičiai aplinkui ten, kiskelius trynėsi. Ne? Viskas, išoriškai nieko nepasikeitė, bet teisiškai mes jau gyvenome nepriklausomai Lietuvoje. Jau pradėjo galioti Lietuvos Respublikos įstatymai. Išoriškai nieko nepasikeitė. Jėzus sako, nelaukite regimų dalykų. Nelaukite, karalystė atėjo, mes ją matom. Neateina taip karalystė. Jinai yra jumise. Bet tai startavo visą teisišką galę per Viešpaties dieną. Visą teisišką galę startavo palikimas, palaiminimas, išteisinimas, amžinas gyvenimas startavo tą dieną. Teisiškai. Amen. Paplaukime Viešpačiui. O mes girdime, kaip baisu laukiame to ir to. Ir mes įsiprogramuojame kažkokį mokymą. Šiandien laukia karalysčių, dar laukia. O sako, ateik į Dievo karalystę, ateik giedam, o tu sako, dar jos nėra. Tai kaip nėra, tu sakai ateik. O dabar kas nors pasimiršta ir į pasruciškai sako, carstvo imu nebesnąją. Tai palauk, ten carstvo yra. O tai kur aš ten karaliausiu, kam aš ten karaliausiu? Tai nėra kam karaliauti, nėra karaliavimo subjekto. Nėra ką ten valdyti. Valdymas yra žemėje. Ir Jėzus atėjo, kad jis teiktų karalystę žemėje. Dievo valdymą žemėje. Antra dalis turbūt labai pikantiška buvo. Apie ypatingą išrinktą Dievo tautą. Šita idėja yra pakankamai nauja krikščionybės istorijoje. Jie nėra dar 200 metų. Kad ta tauta yra ypatinga ir tavo santykis į ją nulėmė tavo likimą. Jeigu ten laiminsi, tu būsi palaimintas. Jeigu bambėsi, susilauksi negerovės. Bent jau iš žiniasklaidos tikrai. Ir Paulius jau tada sakė, kas Jėzuje Kristuje, ten nėra žydo. Čia tautiškumas nieko nereiškia. Nei lietuvė, nei ypatingo žydo, nei ten nežinia ko. Nėra čia nei vyro, nei moters. Čia yra naujas kūrinys, naujas projektas Dievo. Naujas Dievo projektas. Ja? Ir šitam tik tai projektui, ne pagal kūną tavo, duoti visi palaiminimai ir pažadai. Visa Dievo pažadai ir gerovė duoda ne tavo išoriniam žmogui. O aš turiu lietuvišką tikėjimą, kitas aš turiu rusišką tikėjimą, aš turiu amerikonišką tikėjimą. Vokišką, kokį nori tikėjimą. Ne šitam tikėjimui duoda. Evangeliniam tikėjimui duoda ir naujam kūriniui suteikta šita galia. Ir šitas palaiminimas. Pamatykime tai. Nes mes skaitome ir negalime tikėti. Ir tada Galatai buvo apgauti. Atėjo tie pagal kūną ir sako, klausyk, dar reikia jums įeiti į seną sandorą. Jums reikia laikytis to ir to, pjaustimo sabato laikytis, švenčių laikytis. Kašruto, kažkoks terminas, net nežinau, kas toks. Čia dešra kokia tai, ar ne? Kašruto. Vienu žodžiu. Ir ateina kažkokie dalykai, o šitie žiopliai Galatai pradėjo teisingai, Dievas buvo su jais, šventoji dvasia su jais. Ir sako, mes sudžiūvėmės, kaip medis padžiūvęs. Tai žinoma, kas sudžiūvo, nes jūs ėjote į religiją, kuri toj bus pabaigta, mirties religija, kalties religija. Tora yra kalties religija, pasmerkimo. Ir prakeikimo. Paulius po to sako, jeigu einate tenais, jums gresia prakeikimas. Kur jūs einate? Ir taip atsitraukite nuo Kristaus, nuo dovanos, tai yra išteisinimo, nekaltumo. Ir taip čia įsivelia sėmi Evangeliją. Tada bažnyčios yra, Jėzus mirė už mus, bet ne viskas taip gerai. Iškeliama tautos ypatingumas, kai aš vakar dėsčiau, jisai jau buvo uždarytas, jis dabar neypatinga,
tarp visų kitų tautų. Šiandien vienintelė tauta ypatinga, tai yra krikščionis. Šiandien krikščionis yra ypatingi Dievui. Siaubas, kai tu kalbi Kastyti. Vienas pakomentavo, šį rytą skaičiau komentarą. Kastyti, tave jau lekia akmenys, žinau. Paklausykite. Aš atrašiau, senai jau lekia. Senai jau lekia vaikai. O ką Paulius sako? Negaliu. Galatai, kas jūs atkerėja? Kodėl tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą? Tu kalbi tiesą ir tampu priešų jiems. Aš kalbu žodis į žodį, ką Paulius dėsto. Uždaryti tave Kastyti reikia. Pašalinti iš visų. Brėdus kalbi. Gyvenimo mažėja, stebuklų nėra. Kodėl? Reikalinga viena autentiška evangelija. Gerai, dabar aš kaip pabaigiu tokia mintim, jau matau, kad jūs jau gavote, kažką pasisotinote ir nedarykime ilgų pamokų. Tikėjimas, tikra evangelija atneša tokius rezultatus. Nekaltumas, ką kalbėjom, sveikata dieviška, ir čia galima prikabinti išgydymas. Dabar visai nesenas punktas. Jaunystė, jaunimui neaktualu, bet pagyvenusiam jaunimui, jaunuoliui aktualu. Čia mūsų dalis ir mūsų tikėjimo pagrindas, kad tai mūsų dalis. Dėmesio, klausykite. Jeigu jūs apgavus niekada to netikėsite, bet jeigu jūs pamatot, tai mūsų dalis, tai mūsų palikimas, aš pradedu tuo tikėti. Aš įjungiu tikėjimą ir tada jo jėga konstruoja procesus mano organizme. Taigi jaunystė. Laisvė nuo bet kokio prakeikimo. Šiandien tau nelimpa jokie prakeikimai, o ten prakeikimas bus dėl to, tau nelimpa tai. Čia ne tavo dalis. Jokie prakeiksmai tau nelimpa. Klestėjimas, skliausteliuose palaiminimas. Čia aš tik tai jungsiu vieną dalyką. Po truputį mes pradėjome atskirti, kas yra darbas. Rusiškai labai gerai, rabota, nuo žodžio rab. Ir performuojame šitą reikalą į žodį veikla. Supraskite teisingai, dabar tu nešoki iš darbo, bet tu mastai, kad aš neturiu visą gyvenimą. Žmonelė po kiek valandų dirba, atėjus išsekus viskas, krenta, ateina iš darbo, valandą kažką ten pabrausina ir kaput. Ir viskas, Kitą dieną, trečią dieną, kada aš žmoną matysiu? Žmonos nėra, rab. Otajit. Ne? Bet rabotait iki pensijos. Bet dabar ir pensija rabotait negali sustoti. Nemoka atsipalaiduoti. Nemoka pradėti gyventi. Kam tu šitaip stipriai dirbi, kaupi? Kam tu kaupi, jeigu nemoki gyventi? Aš jums sakau, o Dieve, reikia kažką, kokią tai reviziją padaryti. Sako Dievas, mano mylimajam aš duodu miegą. Išsimiega, atsikelia. Ką bedarytų, jam sekasi. Aš jums į ateitį sakau. Ir tikėjimas ir lūkestis prasideda nuo teisingo mokymo, teisingo išdėstymo.
Paskutinis punktas man vienas iš stipriausių. Atsakytos maldos. Sako, dar prieš jam šaukiant, aš atsakysiu. Dar prieš šaukiant, aš atsakysiu. Tu formuoji šitą, va taip greitai Dievas atsako. Aš dabar praktikuoju tokias maldas. Jos yra mano kalba, ne kalbomis, bet sakau tai. Vakar meldžiausi stipriai, Dievo jėga tokia mūžė. Sakau, visos maldos atsakytos visoje bažnyčioje. Visi šventieji, kurie kėlė savo prašymus. Aš tikiu, Dieve, tavo jėga veikia dabar. Visi paliepimai, kurie buvo pasakyti į aplinkybės paliepimai, įsitaisyti, pasikeisti, paliepimai, jie buvo patvirtinti iš tavęs pagal tavo pažadą. Man belieka tikėti ir matyti savo dvasia prisijungti, dabar tavo jėga ir energija eina. Aš kaip Petras dabar einu vandeniu ir aš tikiu, kol tikiu, to aš einu vandeniu, to gamtiškai tai veikia. Ir niekas to negali sustabdyti, jokie velniai negali to sustabdyti. Ir man Viešpats kalba ir sako, ateina laikas, kai pamatysite, kas valdo pasaulį. Ir rytoj bus pamoka truputį apie tai. O ten kažkas valdo. Visas pasaulis supras, kas valdo. Kas valdo Alytaus reikalus. Šitoj salėje valdo Alytaus reikalus. Pamatysite, kada nors tos mano žodžius atsiminsite. Suprasite, kas turi valdyti bent jau procesus pasauliniu mastu, ne tai, kad ten savo sutvarkyti finansinius sveikatos reikalus, santykių reikalus. Mes valdytojai. Mes valdome procesus. Čia yra karalystė. Ir karalystė aukščiausių sprendimų buvo atiduota šventųjų tautai. Kas karalystė? Valdymas. Kaip mes valdom? Per tikėjimą, per maldą, per pasakymą. Pasitrauk, gyvatė, pasitrauk nuo tos situacijos. Neleidžiu veikti tau. Neleidžiu veikti. Ar tu girdi mane? Aš žinau, kad tu girdi ir atstovi tvirtai tikėjime. Neatsitraukiu. Pasitraukia gyvatė nuo tos situacijos. Ir tai veikia. Pamoka vadinosi Semiai. O dabar aš noriu kartu su jumis padėkoti Dievui už tikrai galimybę girdėti švarę, autentišką, vienintelę Evangeliją. Dieve, mes dėkojame už tavo gerumą, Dieve. Mes dėkojame už tavo malonę, Dieve. Šiandien mes neturime ko girtis, neturime ko pasipuikuoti. Mes šiandien esame tavo dovanos vaikai. Tu mus numatėjai. Ką numatėjai, tą pašaukį. Kurios pašaukė, tuos ir išteisinai. Kurios išteisinai, tuos ir pašlovinai. Dieve, viskas iš tavęs. Mes ne patys sugalvojome tapti Dievo vaikais. Tu sugalvojai, tu pakvietei ir atgimdėjai mus, Dieve. Atgimdėjai mus, Viešpatie. Davei mums naują prigimtį. Mūsų nuodėminga, baisi prigimtis, jos neliko. Atėjo tik tai dieviška tavo prigimtis. Mes girdėjome tavo gyvenimo žodį, tavo tiesos evangeliją, tikrovės evangeliją. Mes ją išgirdome, ją patikėjome ir tiesos žodžiu mes buvome atgimdyti. Mes tavo šeimos nariai, Tėve, pagal tavo valią ir tavo sumanimą. Kasgi gali sustabdyti mus? Ale niekas. Ale niekas, mes tikrai pasitikim ir pasikliauname tavo gerumu. Kaip pradėjai nuo gerumo, taip ir pabaigsi gerumu. Mums belieka pasitikėti, suprasti, išgryninti mūsų tikėjimą, Dieve, ir prisijungti prie tavo jėgos, nes jėga paleidžiama per tikėjimą. Kai mes patikime, jėga netrukdomai juda į bet kokią situaciją. Mes dėkojame tau, Viešpatie, už tas svarbias pamokas. Ir mes sakome Jėzaus vardu. Amen. Kągi, brangiai, tai tiek šiandien. Atsisveikiname su jumis ir pasimatysime kitais kartais. Sudie iki.